Kas ten buvo pradžioj rungtynių, kad jums tai buksavo žaidimas? Ar jiem per gerai ėjo? Ne, paprasčiausiai atvažiavom atsipalaidavę, niekas mums nelėmė šiose varžybose, vis tiek buvom pirmi. Ir tas pasimatė ir tikrai visi per daug atsipalaidavę. Jie pradėjo pataikyti viską, bet ne dėl to, aišku, reikia ir laisvam pataikyti, bet mes jas palikom laisvus. Ir kai pradedi tokį pirmą kėlinį turi, tai po to labai sunku atsigauti. Šiek tiek gaila, kad Chimki nepakliuvo toliau pačiam. Tai aišku gaila, aišku, mes jiem lengvai nenorėjom duoti šansų ir kovoti ir taip toliau, bet gaila dėl Pauliaus ir Roberto, dėl kitų, tai paskirti. Vis tiek lietuviai. Tai aišku, dėl lietuvių gaila, bet ką darysi toks žaidimas, kamuolys apvalus. Kas ten streikuoja Graikijai, viskas gyvenimas sustojęs, a ne? Na, aš nežinau, aš dar apie streikus visus pasiskaitau Lietuvos Rytą daugiausiai, tai aš nepatiriu ten į tą miestą, į centrą nevažiuoju per daug, tai aišku, dabar ar uostas uždarytas ten dieną ir taip toliau, bet to nesi ten nedalyvauja, tuomet tai kažkaip nežinau, nepatyriau dar visų. Pasiskaitau, kad ten visi pastatai užimti, Graikija miršta, viskas, nėra, kai ten gyveni, nieko nėra. Perskaitau Lietuvos Rytą. Jau tie pavasaris į Graikiją tikras. Pavasaris. Tai čia minus 20 buvo prieš porą. Pavasaris jau Graikijos, nežinau, per Kalėdas plus 20 buvo. Širdyje Linui pavasaris jau irgi. Linui širdyje vasaris visus metus. Nu ką, gerai, tai netrukdom daugiau. Gerai. Sėkmės Eurolygoje. Iki.